Sveiki, eteryje sekmadienio TV3 žinios, malonu, kad žiūrite. Kaune 2 jaunimo kompanijų ginčas baigėsi mirtimi. Per kruviną susirėmimą mažiausiai 3 jaunuoliai buvo sužaloti, vienas jų ligoninėje mirė. Liudininkų teigimu jaunuolių kompanijos santykius aiškinosi ne tik su metaliniais strypais ir peiliais, bet ir šaunamaisiais ginklais. Tragiškai pasibaigė susirėmimas apie 3 valandą nakties Dainavos mikrorajone Alaušo gatvėje. Nepatvirtintais duomenimis jaunuoliai susikivirčijo dėl merginos. Santykius aiškinosi maždaug 10-12 asmenų, vieni iš Dainavos mikrorajono, kiti iš Rokų gyvenvietės. Liudininkai teigia, girdėję šūksnius, bet sunerimo tik išgirdę šūvius. Bet paskui išgirdau šūvį. Vieną, kitą, trečią, paskui prie lango pažiūrėti. Ir mačiau būrys jaunų žmonių. Tarp savęs ginčijosi kažko, tai aiškinusi. Ir jau po tų šūvių vieni nubėgo į vieną pusę, kiti į kitą. Ir vyras matė, kad tie kiti iš kitos pusės susėdo į mašinas ir nuvažiavo. O vieni nubėgo link stadiono, kokie 5. Į susirėmimo vietą medikai nebuvo kviesti. Sužalotosius į Raudonojo kryžiaus priimamąjį atvežė patys konflikto dalyviai. Raudonojo kryžiaus medikai iškvietė 3 greitąsias, kad pervežtų sužalotosius į Kauno klinikas. Atvykus ekipažams, vienas maždaug 22 jaunuolis buvo miręs, kitas pabėgo, o trečias maždaug 20 dėl durtinės žaizdos krūtinėje nuvežtas į Kauno klinikas. Jo būklė sunki. Dar vienas greičiausiai iš kitos kompanijos 21 jaunuolis dėl durtinės žaizdos nugaroje kreipėsi į Kauno apskrities ligoninę. Iš ten jis irgi nuvežtas į klinikas. Policijos pareigūnai daugiau kruvino incidento aplinkybių neatskleidžia.